Lietuvoje gyvenančių musulmonų per 3 metus padaugėjo net 14 kartų. Imigrantų iš musulmoniškų šalių jau tiek, kiek žmonių gyvena Marijampolėje. Anot valstybės saugumo departamento vado, tai jau kelia didelių rizikų valstybei. Į Lietuvą net bando atvykti asmenys susiję su teroristais. Tarp jau esančių Lietuvoje musulmonų matomas polinkis burtis į uždaras grupės, radikalizuotis. Bet štai už imigraciją ir integraciją atsakingi ministrai didelių problemų nemato. Mini pasenusius ir nebeaktualius skaičius. Saugumo vadas sako, kad labai didelę riziką kelia ir tai, kad nebespėjama visų atvykstančių tikrinti. Gedas Alyga tęsia. Valstybės saugumo departamento vadas sako, didėjanti musulmonų bendruomenė kelia susirūpinimą. Iš Centrinės Azijos. Tai yra iš tų kraštų nuo 21 metų, nuo 2021 metų mes matome 14 kartų iškilusią imigracijos, sakykime, bangą. Dar prieš keliarius metus užsieniečiai Lietuvoje sudarė nežymę mažumą, apie 3% visų šalies gyventojų. Dabar užsienio piliečių Lietuvoje yra daugiau nei 200 000 ir jei panašios imigracijos tendencijos išsilaikys, po metų ar 2 jau 1 iš 10 žmonių Lietuvoje nebus lietuvis. Iki Rusijos invazijos į Ukrainą Lietuvoje buvo 100 000 užsieniečių. Tiek žmonių gyvena Šiaulių mieste. Dabar užsieniečių tiek, kiek žmonių visoje Šiaulių apskrityje. Didžioji dalis ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, bet labiausiai padaugėjo imigrantų musulmonų. Dabar jų yra 30 000, tiek žmonių Marijampolėje. Ta musulmoniška iš Vidurio Azijos imigrantų dalis jį kelia tam tikrą susirūpinimą, todėl kad jie būna linkę radikalizuotis. Į Lietuvą bandė atvykti, bet nebuvo įleisti keli asmenys susiję su teroristais. Ir 23-24 metų tai mes esam paskelbę 4 personalijas, kurie yra susiję su terorizmu ir jam buvo rekomenduota neišduoti leidimų ir neįsileisti jų į Lietuvą. Ir tarp jau įleistų matoma pavojingų. Yra, kurie stebimi nuolatos. Kol kas jie nekelia, mes nematome, kad jie keltų kažkokį tai, sakykime, tą tokį pavojų, kuris gali atsitikti rytoj ar šiandien. Bet mes matome tą polinkį radikalizuotis. Jie atvažiuoja su tam tikrom nuostatom, antisemitiniam, antivakarietiškom. Didžioji dalis musulmonų, kaip ir visų užsieniečių Vilniuje, žvalgyba perspėja, kad musulmonai gali pradėti reikšti nepasitenkinimą ir dėl to, kad Vilniuje nėra mečetės. Pamaldos vyksta salėje, į kurią visi nebetelpa. Dėl to imigrantai gali ne integruotis, o priešingai burtis į uždaras grupės. Pastebima, kad imigrantai musulmonai aplink Islamo centrą Vilniaus naujamiestyje dabar ir būrėsi. Ne tik apsigyvena, čia atidaryta parduotuvių, kavinių. Imigrantus tikrinti turinčio saugumo vadas sako, politikams neskiriant papildomo finansavimo nebespėjama kokybiškai patikrinti visų atvykstančių. Mes jau nebegalime, sakykime, patemti ir, sakykime, negalime patikrinti visų imigrantų, kurie pas mus atvyksta. Kas kelia labai didelių rizikų, tiek ir kontržvalgybinių, tiek ir terorizmo, sakykime, aspektų.